Tave į vakaronę, tai kaip vakarėlis tik virtuvė ir balkonė. Nusivesiu tave į žiburėlį, kur pusėse skirtingos lytys sėdi. Ir kai aš apie slemą sužinojau, perskaitęs knygą, tai pagalvojau, kad labai, nes tada pakeičia visiškai poezijos suvokimą, nes daugelį atrodo, kad poezija tai yra tik tais rimuotas, rimas, metras ir tik Maironis. Rašymas žudo, rašytojai žudo savo personažus, rašytojai žūva, žudikai rašo, rašytojai rašo apie žudikus. Rašymas labai kenkia jums ir... Jeigu tu pasakysi tiesą, nes slemas labai daug turi apie tiesos sakymą, skirtingai negu kad kur kažkur kitur, kur žmonės mėgsta, jiems tiesiog sako, va čia yra tiesa ir va čia yra gerai. O sleme čia, aišku, būna, kad va kai šiandien, kad tu nesuprasi, ką ten vertina tie, kurie gauna, bet nuo to yra ir smagiau. Ir tokiuose vietose, kaip visokie snarglini barai, tiesa yra labiausiai jaučiama. Nusivesiu tave į šventę, kad sužinotum, kad šventų nebūna. Slemo tribūna leidžia patenkinti scenos alkį būtent slemo kontekste, nes dauguma dalyvių nėra slemeriai, net dauguma praktiškai visi iki vieno dalyviai nėra slemeriai, slemeriai, nėra slemeriai iš prigimties, neužaugo ant slemo mokyklos, o jie turi kažkokį tai kitą kontekstą, kuriame reiškiasi. Tai praktiškai kiekvieną dalyvį galima būtų pakapstyti ir atrastumėm scenas, kuriuose tas dalyvis reiškiasi. Čia turėjom nuo aktorių iki kino režisierių scenoje ir jie reiškiasi savose scenose, todėl tai nėra tas taškas, kuriame tu būtinai jau ten save realizuoji. Tai yra tas taškas, kuriame realizuoji savo tam tikrus galbūt tekstus. Užauginkit manyje Dievą, aš įkūnysiu šventą žodį, girdykit vandeniu mane gėriu, aplinkų žveiskite rojaus sodą. Nes šiaip pagrindinis dalykas tai yra, kad tiesiog lipi, rodai ir sakai tai, kas tau yra artima, o ne tai, ką tu turi sakyti, o dėl slemo lygio augimo, tai taip, tai yra gana naujas, tai kaip ir sakiau, jau jisai yra kaip kūdikėlis, kuris yra gražus tol, kol neapsišika. Reikia ateiti skaityti, bet vis kažkas tai sutrukdo, nežinau, daugybę dalykų, ateini, stebi, grožiesi kitais, bet pati neini. Tai va šiandien pagalvojau, kad viskas yra tas momentas, kai turi arba lipti, arba jau tada nebeapgaudinėti savęs iliuzijom, kad kada nors išlipsi. Nes nėra to, ką tu galėtum išskirti slemu. Tai aš tai šiaip visai, man tai tarp kitko nesnei sugalvojau, kad tai yra šnekamoji arba kalbamoji. Aš nežinau, kaip lietuviškai geriau ištart poeziją. Tribūna, pasisakyti. O čia tas vienas ir tu suvoki, kad visos tos lyrikos, kažkokie nuoširdus pasisakymai, ta prasme, aišku, aš utriruoju ir ironizuoju pati save ir savo kūrybą, kad tai neturi jokios reikšmės ir galbūt publikai tai visai neįdomu, nes tai ir gerai, tai yra baras, tai yra alus, tai yra draugai, tai yra kompanija, gali daug ką kalbėti, šnekėti ir visiškai nesiklausyti, kas ten vyksta, gali kažką išgirsti. Tai žodžiu, tas slemo toksai ir iššūkis, bent jau man pačiai būtų tas, kad tu turi ateiti, pasakyti ir būti išgirstai arba išgirstam. Nustojus rašyti sumažėja mirtinų širdies ir plaučių ligų pavojus. Nustojus rašyti sumažėja širdies.